Laidą pristato atsinaujinęs ir didžiausias Lietuvoje prekybos miestelis Urmas, siūlantis plačiausią prekių pasirinkimą vienoje vietoje. Aš Agnė Gelavičiūtė, paprasta šeimininkė nepaprastoje virtuvėje. Dabar aš receptų užkalbėtoja. Sveiki, esu nepaprastai išalkus jūsų dėmesio. Pasigaminkime ką nors skanaus centrinėme Kauno turguje, prekybos miestelyje Urmas. Šiandieną gaminsime mėsainius. Daugelis mano, kad tai iš Amerikos atėjęs nesveiko gyvenimo būdo pavyzdys, tačiau tai netiesa. Mėsainių istorija siekia beveik 1000 metų ir yra susijusi net su Čingis Chanu. Matai? Aš Agnė, duok 5. O, neverk. Bus tų morkų. O iš kur visą tai atsirado? Pirmasis mėsainio prototipas atsirado dar totorių laikais. Totoriai jodavo į karą, jie padėdavo gabalėlį mėsos po balnu ir nuo žirgo judesių mėsa išsimušdavo ir išsimarinuodavo. Mėsainis toks, koks jis yra šiandien, atsirado Vokietijos uoste Hamburge, kur jūreiviai suformuodavo kepsnelius, juos išmarinuodavo ir apskrudindavo ugnyje. Jau iš Hamburgo šie mėsainiai nukeliavo į Ameriką ir ten buvo pavadinti hamburgeriais. Mums reikės labai paprastų produktų. Pusės kilogramo jautienos faršo, svogūno, man mėsa ne mėsa be česnako, bet jūs žinoma galite keisti savo receptą, kai tik tai norite, kiaušinių, bandelių ir įvairių daržovių. Bandelės taip pat būtų labai stilingai kepti patiems, tačiau aš esu centrinėme Kauno turguje ir čia radau labai šviežių ir kokybiškų bandelių. Svarbiausia mėsainio sudėdamoji dalis ir yra tas mėsos paplotėlis. Kaip jį pasiruošite, nuo to ir priklausys jūsų mėsainio skonis. Žinoma, ir bandelė ne paskutinį vaidmenį vaidina, tačiau mėsa tikrai svarbu. Kaip jau esame šnekėję, reikėtų, kad faršą sumaltų prie jūsų akių, nes kitaip ten gali pridėti visokių nereikalingų dalykų. Pasiruošėme faršą, susipjaustome jį šiek tiek svogūno, truputėlį česnako, tada susidėsime prieskonius, kiaušinį, viską išmaišysime. Suformuosime kepsnelius ir padėsime juos truputėlį atšalti. Taip jie kepant nesubyra ir mėsa būna išsimarinavusi. Jeigu mėsa yra kokybiška, tai tada galima iš viso labai mažai ją dėti. Čia kaip pagal skonį. Truputėlį svogūnėlio ar česnako, aš sakyčiau, atveria mėsos turtingumą. Kiaušinį. Kiek skaičių receptų rašo, kad reikėtų naudoti džiūvėsėlius, bet man labai nepatinka į mėsą dėti džiūvėsius. Pabandysiu iškepti be jų. Česnako irgi pagal skonį. Sako, kad česnako negali būti per daug, tie, kas labai mėgsta česnaką, bet esu gyvenime ir sugadinus keletą patiekalų, įdėjusi per daug česnako. Aš gaminu gana paprastą receptą. Šiaip galima dėti į mėsą ir garstyčių, ir majonezo, bet jeigu dėsite majonezo, reikės būtinai dėti džiūvėsėlių. Kitaip faršas gali gautis per skystas, o šitas faršas turėtų gautis gana tvirtas. Tas suformuotas kepsnelis turi būti kietas. Minkydama mėsą matau, kad be džiūvėsėlių man apsieiti nepavyks. Bet gerai, kad aš esu centrinėme Kauno turguje. Galima džiūvėsėlių? Ačiū labai.
Gerai, kad namuose viskas būtų taip po ranka. Tai ką, truputėlį imbersime džiūvėsėlių, manau, pradžiai iš aukšto pakaks. Neišminkome, beliko tik tai sudėti prieskonius ir padėti mėsą pasimarinuoti. Taip, dabar jaučiu, kaip mėsa iš karto sutvirtėjo. Mes naudosim juodųjų pipirų, truputėlį baziliko, šiek tiek aitriosios paprikos ir viskas. Ir druska. Žinoma, kaip be jos. Kai išminkome mėsą, kai jau mums atrodo, kad jinai yra teisingos konsistencijos, ją verta visada paragauti, nieko čia baisaus. Mėsa turi būti skani jau žalia. Ir jinai yra skani. Dabar suformuosime kepsnelius ir padėsime juos truputėlį atšalti šaldytuve. Taip, reikėtų suformuoti tokio dydžio kepsnelį. Kokio maždaug dydžio yra jūsų bandelės. Tai grynai iš estetinių paskatų. Siūlau formuoti neplonus kotletėlius. Ir žinoma, mėsą galima kepti kaip ir steikus. Galima iškepti gerai, vidutiniškai ir pusiau žalius. Viename Las Vegas restorane duodamas vienas pats skaniausias ir pats brangiausias mėsainis pasaulyje. Jis kainuoja $777, yra daromas su omaro uodega ir su japoniška kobės jautiena. Nors aišku, paprastam žmogui ta kobės jautina skamba bla 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 bla. Mes pasidarysime skanius mėsainius po 10 litų ir bus, gal nekainuos ir 10. Ir jie bus ne ką prastesni. Pasiruošus kepsnelius reikėtų maistinė plėvelė, juos atskirti vieną nuo kito, kad jie nesuliptų ir padėti šaldytuvą pasimarinuoti. Jeigu jūs galite juos palikti visai nakčiai, tai būtų idealu, bet aišku, 2 valandų ir šiaip užtenka. Dedam vieną kepsnelį ant viršaus plėvelę, tada vėl kepsnelį, vėl plėvelę. Ir šitai paruoštus kepsnelius nešame atšaldyti. Kada mėsa jau padėta ir marinuojasi šaldytuve, mums reikia pasiruošti daržovės, kurias dėsime į mėsainį, ir padažus. Daržovių, manau, reikėtų salotų turiu. Man reikia pomidoro. Galiu pomidorų? Kaip man čia pasisekė? Pomidorų, pasiruošiu porą padažų. Vienas bus kečupo pagrindu, kitas majonezo. Ai! Kaip aš galėjau pamiršti, koksgi mėsainis be marinuoto agurkėlių. Man atrodo, kad visi jau žino, bet kas nežino, tai kai neišeina atsukti, tada paimat peilį, truputėlį suktelit ir įleidžiat oro. Špok ir atsisuka su viena ranka. Taip, tai agurkėliai. Gal reikėtų pjaustyti taip iš ilgiau, nes mūsų mėsainis bus gana didelis. Tada pomidoro ir padažai. Pomidoro nepjaustykite storiau. Geriau, kad visos dalys būtų ganėtinai panašios, nes kitaip jūsų sumuštinis gali subirėti. Žinoma, visą laiką sumuštinį galima prismeigti pagaliuku. Salotos labai suvysta, kai jas nuplauni, tai geriau reikėtų jų neplauti iš anksto, tik tai prieš pat naudojimą. Taip, pomidorai, salotos, agurkėliai, dabar padažai. Darysime vieną padažą iš kečupo ir adžikos. Kaukazo adžika.
Gaminant maistą labai svarbu visą laiką ragauti. O. Su aštrumu reikėtų nepersistengti tikriausiai. Majonezinį padažą gaminsime iš majonezo ir garstyčių. Saldus ir aštrus. Puikiai. Kai pasiruošiam visus ingredientus, galime pradėti kepti. Aš dar įsiveriau bulvių su lupinomis ir kepsime šalia. Man atrodo, kad mėsainis be bulvyčių tiesiog ne mėsainis. Turiu tokią keptuvę. Šiek tiek aliejaus, labai tikrai nedaug. Bulvė yra išvirta. Supjaustume gana stambiais gabalais. Žinoma, tai priklauso nuo kepsnelio storumo, tačiau mėsą reikia kepti po 3-5 minutės iš kiekvienos pusės. Jeigu jūs norite gerai iškepusios, tai reikės po 5. Aš manau, kad daugiau kaip 3 tikrai nereikės. Nepamirškite, kad būtinai reikia pasišildyti ir bandelę. Bandelę paprasčiausiai galima pašildyti ant keptuvės. Bandelės traškios. Man puolė labai geras. Pasiruošėme vietą mėsainių gamybai. Pasižiūrime savo, nepamirštame bandelės prižiūrėti. Aš naudosiu mėsainio serviravimui riestinį popierių, man jis labai gražus. Nepamirštame bandelių jokių būdų. Kad jūs galėtumėt jausti kvapą, kur šinas kyla, tai yra tiesiog nuostabu. Kai bandelės jau apkepa, galima pradėti ruošti mėsainį. Sūrį reikia būti pasipjaušius, kada mėsytė jau iškepa, kad jis iš karto būtų uždėtas ant mėsos. Aš galvoju, kad čia reikalingas toks visai storas ir riebus sūrio gabaliukas, nes mūsų mėsainis juk naminis. Tai štai, dedame bandelę, patepame ją padažu, ant padažo dedame salotos lapą, gražų, traškų, šviežią, sveiką salotos lapą. Ant salotos lapo dedame kepsnelį, kuris kvepia tiesiog nuostabiai. Dedame sūrio ant jo, negailime sūrio, pomidorą, keletą marinuotų agurkėlių. Visko galima įsteigti kiek norite, juk patys sau gaminatės mėsainį. Ir bandelę patepame baltuoju majoneziniu padažu. Irgi negailėkite.
Jis nuostabus. Aš esu tiesiog nežmoniškai persivalgius, o aš net nesugebėjau įveikti vieno mėsainio. O žinau, kad pasaulyje netgi būna mėsainių valgymo čempionatai. Amerikoje, pavyzdžiui, tai tapę netgi nacionaliniu sportu ir tenais yra pasiektas pasaulio rekordas. 103 mėsainiai per 8 minutės. Kaip tai iš viso įmanoma? Jeigu tu stiprus galiūnas, prieš varžybas tau reikės, kad sukauptum daug kalorijų, padirbėti iš peties. Ir žinai, kaip kartais būna, bet neprarandi vilties. Geri draugai mėsainiai tau padės. Nors aš ir nesuprantu, kaip galima suvalgyti 103 mėsainius, yra žmonių, kurie per dieną turi suvartoti labai daug kalorijų ir su tokiu aš labai norėčiau susipažinti. Man taip baisu truputėlį jums spausti, taip ranką. Galime spausti, galime pašnekėti. Prekybos bazės šalyje žinomos nuo 1973 metų. Dabartinio prekybos miestelio Urmas teritorijoje veikia didmeninė drabužių, tekstilės, daržovių ir maisto prekyba. Visą laiką yra šviežia, visą laiką yra keičiamas asortimentas, yra daromos akcijos. Šiandien prekybos miestelyje Urmas dirba daugiau kaip 2000 prekybininkų. Virš pusės visų prekybininkų yra smulkieji verslininkai. Turgus turi būti, eiti su laiku ir jisai taip pat turi modernėti, kas ir matosi, tai yra daug šviesos, daug erdvių, daug spalvų, daug prekių ir be abejo daug pardavėjų. Dauguma pirkėjų atvyksta čia dėl gausaus prekių pasirinkimo, žemesnių kainų, geresnės kokybės. Aš už savo produkciją garantuoju, nes aš ją pati gaminu, aš už ją atsakinga ir aš už ją tikrai garantuoju. Daugelyje prekybos vietų pirkėjai gali dėrėtis, tai didelis išskirtinumas lyginant su kitomis prekybos vietomis. Taip pat prekybininkai dažnai siūlo sezoninės nuolaidas, išpardavimus. Daiktai yra po kelis modelius, nesikartoja, tai maloniau moterims apsipirkti pas mus. Rytinėje pusėje aukščiau kitų statinių iškyla centrinio Kauno turgaus iškaba. Rytais tai yra labiausiai lankoma rytinės galerijos dalis. Kauniečiai žino, jog centrinis Kauno turgus yra geriausia vieta pirkti daržoves, mėsą, pieną ir kitas gėrybės savo stalui. Maisto produktai visada švieži tiesiog iš gamintojo. Aš jeigu ir nedirbu, tai bet kokiu atveju atvažiuoju čia ir pirkuosi tik tai čia, nes aš prekybos centruose paprasčiausiai nerandu ką pirkti. Nors aš ir nesuprantu, kaip galima suvalgyti 103 mėsainius, yra žmonių, kurie per dieną turi suvartoti labai daug kalorijų ir su tokiu aš labai norėčiau susipažinti. O jeigu nori, vadinasi reikia, tad pasveikinkite šiltais plojimais daugkartinį galiūnų čempionato prizininką, vienas stipriausių Lietuvoje žmonių, Saulių Brusoką. Labą dieną. Sveiki. Man taip baisu truputėlį jums spausti, taip ranką. Galime spausti, galime pašnekėti. Koks yra galbūt didžiausias svoris, kurį esate pakėlęs, ar pavilkęs, ar patempęs, nežinau kaip. Traukėm lėktuvą, prieš kelis metus vyko Marijampolėje varžybos, tai mes traukėm garvežį. O galite mane su viena ranka pakelti? Ne. Ne? Šalta. Gerai. Aš girdėjau tokį dalyką, kad galiūnai turi suvartoti per vieną dieną 8000 kalorijų. Tai yra maždaug 4 kartus daugiau negu paprastas žmogus. Negu jūs. Nu, aš tai turėčiau, žinokite, tik tai kokį 1200, bet aš aišku daugiau suvartoju. Bet taip, teisingai, 2000 nenormaliam žmogui. Aš 1200 suvalgau per pusryčius. Kaip jūs galvojate, kiek mėsainių jūs galėtumėt suvalgyti per vieną kartą? Žiūrint, kada tai būtų, ar būčiau labai alkanas, bet manau keletą tikrai aš jų įveikčiau, nors nesu toksai smaližius iš tikrųjų. Gerai, o jeigu tai būtų varžybos? Nu, Agne, jeigu tai būtų varžybos, tai aišku, aš tą kiekį stengčiausi padidinti. Tai sutarta. Kas norėtų sudalyvauti varžybose? O, ponas? Norėtumėt varžybose? Čia va ponas jūs kviečia. Prašom. O šitas? O, tai štai, turime 2 varžybų dalyvius. Na ką, vyrai, pasiruošę? Pasiruošę. Tai mėsainių valgymo varžybas skelbiu pradėtas!
Laikas baigtas. O, baigėsi. Sauliau, tai kiek pavyko veikti mėsainių šiandieną? Šiandien labai suvalgiau 10. 10, na gerai, neblogas rezultatas, o jums tamsta kiek pavyko įveikti? O, 20. daug. Tai kur tamsteliai tiek tilpo? Deja, tamstelė, už tokį elgesį turės jūs diskvalifikuoti. Sauliau, padėsite man? Būtinai. Nu, niekšėlį. Sauliau, labai ačiū, kad atvykote pas mane į laidą, papasakote apie galiūnų mitybos ypatumus. Labai malonu susipažinti su tokiu stipriu žmogum. Ačiū. Aš tikrai nežinau, ar viską, ką šiandieną rodėme, būtina pabandyti namuose, tačiau pasigaminti didelį, gražų, sultingą naminį mėsainį tiesiog privalote. O aš sakau viso gero, pasimatysime po savaitės. Tiem, kas laidos nematė, užeikite į svetainę Lankargo, užžiūrėkite laidą, kad ir 100 kartų. Laidą pristato atsinaujinęs ir didžiausias Lietuvoje prekybos miestelis Urmas, siūlantis plačiausią prekių pasirinkimą vienoje vietoje.